Labas rytas visiems. Šiandien keliaujam vėl į Valetą, trečia šiandien diena, atostogų. Vakar buvom kažkaip nesusižiūrėjom visai prie pat autobusų stoties, kur galima nusipirkti bilietus. Turistams, kur ten kažkokie, nežinau, savaitė ar panašiai, išsiaiškinsim iki galo. Pliusas yra turėti šitą kortelę, nes jeigu dažnai naudosi viešai transportą, tai apsimoka. Jo, tai yra feriai dar, kurie irgi tada nekainuoja, nors šiaip jeigu neturi to bilieto, tai kainuoja 2 eurai asmenį. Aišku, vaikams iki 2 metų tai čia niekas nekainuoja papildomai, nei autobusai, nei tie laiveliai, bet nors vis užima daugiau nei suaugęs žmogus. Kaip vakar ir užvakar oras buvo pasaka atvykus iš Lietuvos. Šiandien irgi pasaka. Šiandien ir šiaip šilta, bet labai jau vėjas stiprus yra, tai toksai sudvėjoji. Ar čia tą švarkelį dėtis ar nesidėt, kaip papučia vėjas, o kai vaiks yra, tai šius aprengiam ponę šitaip. Ei. Vis dvėjoju, ką čia daryti, ar jau aprengti šilčiau, ar taip ir palikti, nes kiti vaikai tai kažkaip taip ir vaikšto. Pamatysi. Tai galiu dar papasakoti tą, kad net neįsivaizduoju, kur šiandien keliaujam ir net, man atrodo, neringa nelabai žino, kur keliaujam. Tiesiog, kur nuneš. Tai pradžiai nusipirksim bilietus ir tada važiuosim turbūt kažkur biškį toliau. Turiu minčių porą, nes prisižymėjusi vietų daug, bet jau jos yra visai kita pusė salos. Tai manau, kad link tenais, bet dėl vėjuoto oro. Truputį prie pačios jūros kažkaip dvėjojo, ar čia verta važiuoti, kad tiesiog nesušalti, tai gal tiesiog į vidurį Maltos bandyti važiuoti. Tai yra Bit, antras miestelis yra dar, man tas sakė, nenori tų pastatų. Sakiau, dėja, nei tą šalį atvykai, kur viskas sugrūsta ir jam pastatai. Rodė, kad bus lietus pradžių savaitės, dabar jau rodo savaitgalį, kad nebebus lietaus. Šią naktį rodo, kad lys ir po to vėl ir toj graži diena. Ir tokių turbūt čia, nežinau, ypač Valetą, tai ant kiekvieno kampų. Bet ne visus įleidžia. Nors tą gerą heką papasakot, St. John's, ne, tenais buvo. Ja. Šiandien yra katedra, ne katedra, kažkokia labai didelė bažnyčia. Labai didelė, labai pačioj Valetoj. Tai sako, šiaip ten kainuoja 15 eurų nueiti žmogui, bet sako, kai vyksta mišios, 6 valandą vakaro gali už dyką nueiti. Tai va, hekas kažkoks jau. Tai labai norit pamatyti. Tik suprantama turbūt, kad tuo metu jau kai eisi, tai bus be galo daug žmonių. Bet aš manau, kad ir taip yra tenais daug žmonių, nes mes kai praeidinėjom vakar, tai eilė stovėjo lauke ir užsisukusi ir ilga, tai arba tenais jie normuoja įleidimą žmonių, kas turbūt irgi yra visos. Gal labai nėra susigrūdę, bet nežinau, kurią dieną ir pabandysime. Dar vis tiek Valetos visos vakar neišvaikščiojom, ką norėjome. Radome, kur nusipirkti, galime korteles viešųjų transporto. Ribotas yra, tai kur belekė gali naudoti. O kas ten Explore Flex? Ai, ten 4 dienos susimau. Čia mums šitas ir. Jo. 2 korteles. Ir viskas, duodi pinigus ir viso paka. Aš čia kažkur apačia šitą. Paradyk. Paradyk. Tada dabar reikia nuspręs, kur norim keliauti. Ja. Kur nori keliauti, man? Nežinau, man kur. Pizė, va taip ir su juo. Ne. Ir maistą beleką visada atsakys. Ir keliautis belekur gali. Konteineris pirmą kartą. Čia labai retas reiškinys Maltoje, nes jie šiukšlės deda prie gatvės, prie durų. Gerai, man ar bent įsivaizduoja, kur nori keliauti? Reik žemėlapį sudaryti ir varom. Tai žinokite, autobusų kortelės galima įsigyti atvykus prie Triton fontano. Čia tas fontanas matosi. Ir gaunasi, jeigu stovėtumėt, dabar kaip aš stoviu šitą kampą, tai pakairę. Čia terminalai yra. Tai nusprendėm, kur norime keliauti. Čia va, mūsų maršrutas su 3 autobusais, ne? Jo, šeima. Su 3 autobusais. Nebent ten vieno autobuso 3 numeriai. Paeiti 7 minutės.
Ir kokį čia appsą naudoji? Čia Google Maps. Čia Google Maps? Jo. O tai koks tas neįsirašyto appsą? Ne, kažkoks dar yra. Yra, aš parodysiu. Va šitas yra jau. Čia Mapsas. Autobusas iš 3. Tai labai paprasta. Turi korteles, ateini, įsijungi appsą, pasižiūri, kur reikia nukeliauti, ateini šičia. Va, mūsų reikia C2, 52 autobuso, viską appsą rašo, kurio stotelį reikia būti, kada atvažiuoja autobusai, nes ir yra grafikas, bet čia gali matyti va grafikus, tai visa informacija yra labai aiški. Čia. Keliai? Belekas. Galima arkliukai sinuomoti. Aš tik vieną apie paukščių žinau, ką atsimenu iš biologijos, kad patinėliai yra gražesni už patelės, nes patinėliai turi suvilioti pateles. Paukščių žiogą jau gyvai pamatyčiau, apsišykčiau vietą. Visiškai papuolėme į medinę miestelį, tvirtovę, nežinau kaip čia pavadinti, bet visur eini ir va tokie pastatai ir viskas įspūdinga ir aplankyti norisi kiek galima daugiau. Einame be gido, tai patys kiek matom tiek. Einame ieškoti dabar maisto, tai čia kažkur turėtų būti restoraniukas. Tai gražus. You can call me Pino. I was born in 1845 to the most noble Gerolamo and Carmelo de Marchesi de Piero Gurnon. My great ancestor was Giopio de Piero, the first Baron of Budak and the first de Piero Marquis, while I am the most noble 6th Baron of Budak. I am proud and honored to be a Knight of Cape and Sword at the Vatican and a Papal Chamberlain to His Holiness Pope Pius X. I never married, and I'm often referred to as a dandy, a title I gladly embrace, as I take a lot of interest and pride in my appearance and unique style. Oh, what a lover of ceremony I am. I carried the Piero Gurnon name with so much pride, as I take lots of... Šitą restoraną belė kiek ieškojom, dabar pamačiau tik tais, bet jau pavalgę pavėluotai. Jis va šičia yra.
Čia gal čia tą laidą, kur tą mažiuką kastu.